Banguoja miško žaluma beribė. Čia susijungia žemė ir dangus, kur proskinuose eglės ir beržynai rymo. Tarp jų taip gera ir saugu. Čia auga grybai, žydi gėlės. Per mišką veda takas, rudens lapais apsivėlęs. Čia ramu ir gera, nes šiame miške miškininkas Robertas gyvena. Sunku atsakyti vienu žodžiu. Iš tikrųjų net nežinau, ką gero kaime augu, prie miško, prie gamtos, taip ir pasirinkau. Ko gero kokios 3 klasės. Lietuvoje yra 2 mokymo įstaigos, Kauno aplinkos inžinerijos kolegija ir Lietuvos žemės ūkio universitetas, buvęs dabar Aleksandras Stulginskis vadinasi. Gamta, buvimas gamtoje, grynas oras, ramu, jokio triukšmo nėra pašalinių garsų. Darbo dienos iš tikrųjų visas, panašios. Aišku, ryte susirenkame girinikiją, girinikas išdėsto darbų planą, ką šiandieną veiksime ir priklausomai, ką turim daryti ir elgiamės. Ar prie popierių, kaip sakyt, sėdėm girinikiją, ten darom kažkokias darbas, arba važiuojam dažniausiai į mišką. Galbūt ne neigiamas, o nepalankios, tai aišku, žiemą reikia popierius parašyti, aišku, šalta būna ir panašiai. Lietus, sniegas. Reikia tinkamos aprangos ir gerų batų. Daugiau nėra bėdų. Miškas ir dar sykį miškas.